Šalom, gerbimieji. Šalom. Šiandien mes kartu su Keksiuku, su mano mylimuoju, nuostabiuoju Keksiuku, kuris tikrai mano šuniukas taip mėgsta Dievo palaiminimus, viską, kas gera. Jis viską, kas gera, taip priima. Ir noriu paskaityti, ką rašo 112 psalmė, kad ir sako, tu viešpatie, laimini teisųjį ir apjuosi jį savo skydu. Ir apjuosi, viešpats laimina mus ir apjuosia, viešpats saugo, apjuosia mus, laimina. Ir šiandien ar aš prisimenu, ar aš dėkoju Dievui, nes čia rašo esamojų laikų, kad viešpats laimina, nelaimino, ne dar kažkada kažkas buvo. Šiandien sako laimina viešpats. Šiandien laimina tave ir apjuosia savo skydu viešpatės visagalio, dangaus ir žemės sutvėrėjo skydu. Vadinasi, niekas ir jokiais būdais man negali pakenkti. Ar šiandien aš mąstau apie tai? Ar šiandien esu toks nuolankus, kad šiandien, ką sako man viešpats, kad jis mane apjuosia? Ar man tai yra tiesa? Nes nepamirštam, kad teisusis gyvena tikėjimu. O čia ir sako, kad viešpats teisųjį laimina. Teisųjį tas, kuris tiki viešpačiu, prisišlieja prie jo, tiki viešpatį ir žiūri, niekur kitur dėmesio savo nekreipia. Ar šiandien kiekvienas, tikrinkimės patys, kur aš kreipiu šiandien dėmesį? Ar į tai, kad viešpats mane laimina ir apjuosia mane lyg skydu? Ar žiūriu į kitus dalykus atsikėlus iš ryto? Ar veikloj, bet kokioj dienos veikloj į kitus dalykus žiūriu? Ar aš žiūriu per Kristų, per viešpatį į kiekvieną situaciją? Kaip žiūriu ir ką matau? O svarbiausia, kad bet kokia aplinkybė, kūniška, emocinė aplinkybė neimtų viršaus, o kad viršų imtų tik tai, kas yra gera. Fokusuotis ir žiūrėti į Dievą, nes jis yra geras. Ir čia rašo, tesidžiaugia visi, kuri tavyje prieglobsčio ieško. Dievas sako, tegu tesidžiaugia. Jeigu aš šiandien ieškau viešpaties, jis sako, tegu jis džiaugiasi. Kodėl? O todėl, kad tas, kuris ieško viešpaties, jis yra viešpaties palaimintas ir saugomas, apjuostas kaip skydu. Ir šiandien aš prisimenu ir suprantu, kad viešpats yra mano skydas, mano jėga, mano tvirtovė, mano Dievas, kuris man padeda. Ir įsivaizduojat, jeigu jūs 5 minutės, o jeigu 10 minučių, o jeigu pusę valandos apie tai galvosite, tai kalbėsite, jūs pildysitės tikėjimo ir Dievo pažinimo. Nes tikėjimas ateina iš klausimo ir iš bendravimo su viešpačiu. Tai kaip bendrauju su viešpačiu? Ir bendrauju. Taip aš ir bendrauju. Kad aš sakau viešpate, ačiū, kad tu mane laimini. Ačiū, kad tu mane apjuosi lyg skydu. Ačiū tau viešpate, kad tu padarai mano kelią tobulą. Tu šiandien darai mano kelią tobulą. Ačiū tau viešpate. Ir žinot, kai aš tai kalbu, aš tikiu. Nes aš kalbu ne savo žodžius, bet Dievo žodžius. O Dievo žodžiai visada prisimenu, kad yra pripildyti Dievo jėgos. Ir jeigu aš žinau, kad tai, ką aš kalbu, yra pačio Dievo žodžiai, jie yra pripildyti jėgos ir jie negrįžta tušti, bet atlieka darbą. Ir tada kas vyksta? Aš džiaugiuosi. Nes sako viešpaties, gyvenantis su viešpačiu, tesidžiaugia, džiūgauja jo širdis. Ir tada tikrai lieka tik džiaugtis, nes aš žinau, kad mano Dievui, kuriam nėra nieko neįmanomo visagaliui, jis mane saugo. Ir jis yra su manim. Nes sako, aš esu su jumis per visas gyvenimo dienas. Ir dar kitaip sako, štai aš su jumis per visas gyvenimo dienas. Ne tik tai tam tikrais trupiniais epizodais, bet sako, aš su jumis. Vadinasi, su kiekvienu iš mūsų, jis neišsirenka išskirtinių kažkokių tobulų žmonių, bet mes pasirenkam, ar mes mąstom, bendraujam ir savo dėmesį į ką fokusuojam. Nes žmogaus dėmesys ir laikas
ką mes skiriam laiką, į ką mes fokusuojam savo žvilgsnį, tai ir daro įtaką mūsų gyvenimui. Ir jeigu aš savo žvilgsnį fokusuoju į viešpatį, žinau, ką jis sako, kad jis mane laimina, kad jis mane apjuosia lyg skydu, kad jis man sako džiaukis, nes aš tavim rūpinuosi, aš padarau tavo kelią tobulą. Nesifokusuoju į tam tikras aplinkybės, bet fokusuojusi į tai, ką Dievas man palikęs. Ir aš esu nuolankios širdies, tai priimu, kad tai yra tiesa, nes tikėjimas mato ir tai, ko nėra, vadina taip lyg būtų. Ir šiandien man yra tiesa, kad Dievas sako, kad jis laimina teisųjį. Teisusis tas, kuris tiki Dievo žodžiu, tas, kuris tiki, kuris pakvietęs yra viešpatį į savo gyvenimą, kuris savo gyvenimą atidavęs čia žemėje ir amžinybėje savo gyvenimą atidavęs viešpačiui. Viešpats tokį žmogų vadina teisiuoju, teisiu. Sako, jis laimina teisųjį ir apjuosia tą teisųjį savo skydu, taip, savo malonę, apsupa savo malonę. To, ko šiandien nenusipelniau, Dievas apjuosia tą malonę. Ir ta malonė liejasi be saiko, nuo ryto iki vakaro, tada, kai aš fokusuoju savo mintis, savo dėmesį ir savo bendravimą skiriu viešpačiui, kuriem nėra nieko neįmanomo.